Igno diagnozė yra tuberozinė sklerozė. Mišrus raidos sutrikimas, epilepsija, toks protinis labai atsilikimas. Nėštumas buvo sklandus, jau gimdymo metu, ta prasme, jam buvo kakliuko trauma ir buvo daroma visi tyrimai ir tada jau išaiškėjo, kad pagrindinės smegenų jungties nerado ir tada pradėjo tirti viską. Tada širdies ritmo sutrikimas, tai buvo keturi augliukai širdyje. Tai kai atrodė, kad visur aplinkui sveiki vaikai, aš kažkaip viduje labai greit susitvarkiau. Galbūt labiau sunkiau yra su aplinkiniais, nes pas juos labai daug yra klausimų, kas, kodėl, kaip, ką. Taip, jam reikalinga nuolatinė ir nenutraukiama. Ta prasme, turi visą laiką būti tęstinumas. Nuolatos mes turim dirbti, nes sakau, jeigu mes tik tai kažkiek tai atitrūkstam ir mes viską kartojam iš pradžių. Tai yra mūsų kasdienybė, sportas, logopedas, kineziterapija. Tai čia mums, kaip sakau, gėlytė saulė reikalinga, tai mums visi reikalingi šitie užsiėmimai, kurie labai labai yra svarbus. Ir dar Ignas labai sunkiai priima svetimus žmonės, naujas patalpas, tai irgi mums labai svarbu, kad jis žino, kur eina. Ta prasme, žino, kur eina, čia žino, kad čia yra centriukas ir žino, ko iš čia eina ir nėra tada to streso, nes jisai viską jau čia pažįsta. Jis čia saugiai jaučiasi, ar ne? Taip. Tai skirtumas didžiausias tas, kad čia gaunat individualų dėmesį. Taip. Būtent skirta jum adaptuoti. Ir kas jau jį pažįsta, žino, kai su juo dirbti. Tai nereikia vis naujai kažkokio specialisto ieškoti, kuris vis naujai dirba su juo ir aiškinasi, koks yra. Tai mes labiau taip, kad vaikščioti vieną, kur aišku, kurį pažįsta, kur ir pats gerai jaučiasi. Labai norisi, kad mamos nebijotų paprašyti, nes duoti yra visada lengviau. Man pačiai atrodo, kažkam kitam padėti, bet pačiai paprašyti buvo labai sunku. Tai perlipti per save ir paprašyti ir tikrai aplinkui yra daug gerų žmonių, kurie ir nori padėti ir gali padėti. Tai mums pačiom reikia kažkaip tai išlipti, nes mes užsidarom, atrodo, gyvensim su savo ta bėdele. O kaip atsiveri, tada iš karto palengvėja. Labai pasikeitė požiūris į žmogų su negalia. Nes mes neįgaliųjų iš vis labai mažai kažkaip, mano rate tai irgi labai buvo jų nedaug, jų nematydavai, o dabar tu tikrai juos pamatai ir svarbiausia, kad mes matom neįgaliuosius galbūt daugiau vežimėliuose, kurie turi fizinę negalią, o mes labai mažai matom tie, kurie turi protinės negalės, galbūt autizmo tokį didesnį ir mes jų gal bijom labiau, ta prasme, nes tai yra nežinia.